Labas, pagaliau prisirašiau pradėti filmuoti naują vlogą, tai nežinau, kelių dienų čia tas vlogas bus, ar tik šiandienos, ar daugiau dienų bus, čia jeigu ką šuo visokius garsus leidžia. Žodžiu, dabar yra gruodžio 2 diena ir nefilmuosiu aš vlogmas šiais metais. Apskritai apie vlogmas tik tai prisiminiau lapkričio 30 dieną, kad toks dalykas apskritai egzistuoja kaip vlogmas, nes pamačiau, kad Agda Pundziūtė filmuoja vlogus ir tada supratau, kad taigi jau gruodžio 1 diena rytoj. Tai va, dabar yra gruodžio 2 ir pagalvojau, kad šiais metais gal neapsimoka man čia pradėti bandyti tų vlogmas filmuoti, nes mano dienos daugmaž visos vienodos, bet, daugelio vlogerių dienos yra maždaug vienodos, bent jau Lietuvos ir vis tiek jos įdomu žiūrėti, bet man tiesiog nebūtų įdomu filmuoti. Tai pagalvojau, kad šiais metais nedarysiu tokio dalyko. Šiandien bei ten kažką pafilmuosiu, gal ilgiau grįšiu, gal ir vėl tik tai vieną video įkelsiu ir tom pasibaigs, tai dar nežinau, nes visko būna čia su manim. O dabar, ką tik prieš kokias gal 10 minučių buvo atvažiavęs kurjeris, šuo jau dėžę pasiėmė graužti, buvo atvažiavęs kurjeris iš Eurokoso, atvežė siuntą, tai jau viską išsipakavau, pasižiūrėjau ir tada prisiminiau, kad taigi galiu vlogą filmuoti ir jums parodyti, ką nusipirkau. Tai visų pirma gavau kremo dovanų, nes ten kažkiek ten eurų išleidau, tada man reikėjo antakių dažų. Tai pabandysiu šituos ir buvo 1+1. Vieną perki, antrą gauni už 1 centą, tai kaip tik bus labai gerai, ilgam užteks. Tada paėmiau antiperspirantą. Čia Rolandui paėmiau, ne savo, bet ir aš gal panaudosiu, kas ten žino, nes labai esu šitą naudojus, prisimenu paauglystį bandžius. Tiesiog nereikia ten kiekvieną dieną tekliotis, vieną dieną vakare pasipurški, ryte nusiplauni ir kokias 5 dienas viskas būna super. Ir tada, dėl ko aš dariau tą užsakymą, tai, jau čia Maksas kažkokias nesąmonės daro. Ups. Kodėl pagrindė dariau tą Eurokos užsakymą, nes man jau labai reikėjo kaukių papildymo, nes veido kaukės naudoju labai dažnai, kartais būna kiekvieną dieną, kartais būna kas antrą dieną, bet bent kokius 3 kartus per savaitę tikrai užsidedu. Ir jau man buvo pasibaigusios. Ir buvau nuėjus pažiūrėti naujaoda.lt, nes tenai būna, aš naudoju, galima sakyti, dabar tai tikrai tik korejietišką kosmetiką ir man korejietiška kosmetika labiausiai patinka ir kaukės į tai irgi įeina. Tai žodžiu, norėjau šitų Luvum kaukių, bet tada galvojau, nueisiu pasižiūrėsiu, gal kažkur yra dar pigiau, nes tenai buvo lyg ir akcija, ten koks euro nuolaida. Bet tada nuėjau pasižiūrėti į Eurokosą, nes ten praeitą kartą pirkau ir už 100 eurų, ten, žodžiu, pirkau ne tik kaukės, bet kaukės ten buvo su 50% nuolaida ar kažkas panašaus, tai žymiai pigiau negu bet kur kitur. Tai prisipirkau aš čia jų daug, tai čia tos gelinės kaukės, 4 šitos Afterglow Luvumo, tada 4 yra kokios čia. Su cica, raminančios irgi 4 šitos gelinės. Tada šitos populiarios TikToko kaukės Biodance. Šiaip jos nėra mano mėgstamiausios, bet vis tiek jos geros, nežinau, patinka man. Šiaip man labiausiai patinka Medicubo kaukės iš visų bandytų, nes esu daug bandžius visokių tų gelinių kaukių. Ten, kur užsidedi, jinai visų pirma būna balta ir paskui ją ten reikia laikyti bent 3 valandas ir tada viskas įsigeria, ta kaukė pasidaro skaidri ir tada ją galima nusimti ir ten viskas jau būna įsigeria į veidą. Tai man labiausiai patiko Medicubo su PDRN. Tenai yra su lašišų spermos kažkokiais ten ingredientais. Žodžiu, labai populiarus dalykas dabar visoje dermatologijai, kosmetologijai. Tai man tos kaukės labiausiai patiko, nes duoda geriausią efektą. Ryte atsikeliu, ta oda būna kaip, nežinau, kūdikio užpakaliukas. Tai va, bet tų kaukių jau nebebuvo. Ar nebuvo akcijos, ar nebebuvo jau euro. Gal man atrodo, kad buvo išpirkta, tai dėl to aš ir nepasiėmiau. Tai pagalvojau, kad pasimsiu. Tai šita pakuotė realiai kainavo tiek, kiek kitose elektroninėse parduotuvėse kainuoja 2 tokios va kaukės, o čia yra 4. Tai sakau, gal 50% nuolaida buvo. Ir tada nusipirkau jau nebe gelinių, o paprastų lakštinių kaukių. Tai iš Mixun su azijinė centele. Tai čia tos raminančios yra. Va tokios va 5. Ir tada pasiėmiau Bifidą. Tai čia su gerosiom bakterijom irgi 5 kaukės. Ir nežinau, kiek ten išleidau, bet žodžiu, čia 5, 4, 4, 4. Tai čia yra 12, 22 kaukės gavosi, jeigu dar moku skaičiuoti.
Čia va, tokioj pakuotėj buvo tas biodenso tas rinkinys 4 kaukių. Tai va, tai 22 kaukių man užteks, aš tikiuosi, kad man užteks porai mėnesių, nes, sakau, labai daug aš jas naudoju. Ir šiaip norėčiau dabar antakius nusidažyti, bet nes čia su pieštuku viskas padaryta, yra čia ne mano antakiai. Norėčiau dabar nusidažyti, bet kadangi esu pasidažius, tai pagalvojau, kad gal vakare arba rytoj pasibandysiu šituos. Šiaip su jais reikia ir oksidanto, bet aš turiu oksidanto dar iš anksčiau. Tokių dalykų prisipirkau, dabar yra kiek tų valandų, dabar yra be 7 minučių 1 valanda. Aš einu 2:30 išeinu iš namų, kad pasimti vaikus iš mokyklos ir darželio. Tai Luna, Tajus ir Nojus yra darželį mokyklai, Nojus darželį, Luna ir Tajus mokyklai. Tai aš apie pusę 4, ne 2:30. Žodžiu, 15:30 kažkur išeinu iš namų, kad juos pasimti. Tada, kol nueinu, taip maždaug, aš tokius sparčius žingsnius einu, tai einu kokias 25 minutės, nes mes čia gyvenam 2 km iki mokyklos ir darželio, tai va, tai aš nueinu pasimti Nojų, parašau Lunai žinutę, kad jinai pasimtų Tajų, jinai pasiema Tajų ir mes tada susitinkam lauke. Tai va, tai tokie dalykai. Kalbant apie kažkokias ten naujienas, life update'us ir panašiai, tai nieko kaip ir naujo nėra. Žiūriu, čia Grey Anatomiją reikia sustabdyti, nes biškai blaško mane. Tai nieko kaip ir naujo nėra. Čia Luna buvo 4-dienį, 5-dienį ligoniniai, nes jai darė stuburo punkciją, ten žiūrėti, kaip ten tas gydymas visas einas ir panašiai. Ir leido chemiją jai 5-dienį ir 5-dienį grįžo namo. Šiandien paskutinė hormonų diena, to viso ciklo, nes kai jinai važiuoja į ligoninę, leidžia chemiją, tom pačiom dienom reikia, tuo pačiu metu reikia gerti ir hormonus, ten dėl tų šalutinių poveikių, kad daug nebūtų ir panašiai. Čia šuo bando viską suvalgyti dabar, esu čia visko prisidėjus. Tai vat, prieš tai dar sirgo truputį vaikai, nėjo į mokyklą, tai sėdėjom visi namie. Esame eglutę pasipuošę, žodžiu, daug apie ką noriu pakalbėti, tai čia dabar viską subersiu į vieną. Žodžiu, esame į eglutę pasipuošę, nežinau, gal kokią savaitę, tai tikrai, gal netgi ilgiau, nes kažkaip užplaukė, kad jau noriu tos kalėdinės nuotaikos namie, tai pasipuošėm eglutę, beje, nusipirkom naują, nes kai kraustėmės, tą eglutę palikom tam bute, nes jinai jau buvo sena, mes ją jau kurį laiką naudojom, ir šiaip nebelabai jinai man jau patiko, nes aš norėjau tokios, kuri būtų, tie spygliai būtų realistiški. Tai eglutės viduj yra tie tokie, ne popieriniai yra, bet jie atrodo kaip popieriniai tie spygliai, o iš išorės yra tie tokie kieti plasmasiniai, kurie atrodo kaip tikri eglutės spygliai. Tai labai patinka man čia ta eglutė, kurią mes pasistatėm. Parodysiu gal vėliau. Šiaip jinai jau tokia nusinešiojus, nes ir vaikai čia vis pačiupinėja, ypač Nojus, ir šuo nueina, prieina kokį žaisliuką pasiema. Jau ne Nojaus, o Tajaus žaisliukai yra sugraužęs Maksas. Ta, kur vardas užrašytas, tai reikės naują užsakyti, bet gal jau šiais metais nebeužsakinėsiu, kitais metais reikės užsakyti Tajaus vardą, nes visi mes turim savo vardus ant eglutės, tai užsakysiu Tajaus ir Makso vardą. Tuo pačiu, nes Maksas sugraužė Tajaus tą žaisliuką. Tai va, ir šiais metais padariau pati vaikam advento kalendorius, bet mintis buvo graži, bet blemba užsiknisimas, nes reikia, kai vienam vaikui tu jo keičia, žiauriai paprasta tam, o kai 3, tai 3 ir dar jie pešas dėl visko, ypač Nojus, jeigu pamato kažką, ko jisai nori, ką kitas ten yra gavęs ir panašiai, tai yra problemų su tuo. Tai stengiausi, kad visiems būtų maždaug vienodai, aišku, ten skiriasi dalykai, bet, kad visiems, žodžiu, tiktų ir patiktų. Ko tu nori iš manęs? Tavo advento kalendorių irgi padaryti reikėjo. Tai, žodžiu, dariau šiais metais tą advento kalendorių, tai va čia dabar ant eglutės esu uždėjus 2 dienos tos maišiukus, nes, sakau, kai vienam vaikui tai labai paprasta, bet kai 3, tai nėra net kur padėti tų visų advento kalendorių, nes kai kurie maišiukai yra sunkus, tai jų nepakabinsi, tai, žodžiu, pagalvojau, kad dabar esu po lovą sudėjus tos visus maišiukus su tom dovanom ir pagalvojau, kad tiesiog ant eglutės kiekvieną dieną uždėsiu jų tuos maišiukus ir jie grįžę iš mokyklos galės išpakuoti ir, žodžiu, ten žaisti ar valgyti kažką ir panašiai. Tai šiandien yra šokoladinės monetos ir eurai ten visokie šokoladiniai ir po guminukų mažą pakelį, o vakar buvo slaimas. Tai su slaimu tie žaidė jie, nežinau, gal kokią 1-2 valandas čia prie stalo visi
Ir šiandien ryte Nojus norėjo žaisti, bet jau aš jam neleidau, nes į darželį reikėjo ruoštis. Tai va, tai šiandien grįž, galės išsipakuoti vėl. Tai stengiausi daryti taip, kad vieną dieną kažkas įdomesnio, kitą dieną galbūt kažkoks ten saldainis ar kažkas tokio mažesnio. Ir va, tai šiais metais advento kalendoriai ne tie šokoladiniai, kaip kiekvienais metais jie turėjo, o pagalvojau, kad kažką įdomesnį pabandysiu. Ir aš turiu irgi advento kalendorių. Tai vienintelis Rolandas neturi advento kalendoriaus, nes vyram nieko gero nėra. Aišku, aš galėjau ir jam padaryti, bet jau vaikų 3 padariau, tai jau nebeturėjau smegenyse vietos, kad sugalvot kažką ir jam, tai gal kitais metais pabandysim. Nu, maksai. O mano advento kalendorius šiais metais yra nuo Tino, dėžė tikrai sunku net pakelt. Pirmą ir antrą dieną jau užpakavau, tai neparodysiu, nes į vonę jau esu nusinešus ir tingiu, tiesą pasakius, ten eiti traukti, bet čia yra nuo Tino korėjietiškos kosmetikos advento kalendorius, tai čia daugiausiai bus skincare'as, bent jau aš taip galvojau, kad čia bus odos priežiūra, bet pirmos 2 dienos buvo plaukų treatmento tokia mini pakuotė, nu, ten užteks kokiam, nežinau, gal 5 kartam, bet tikrai nėra full size. Plaukų treatmentas, ten kažkoks korėjietiškas brandas, esu mačius aš jį, bet pavadinimo nežinau, nes ten korėjietiškais, ten tais hieroglifais užrašyta. Ir tada buvo antrą dieną šampūnas, irgi iš tos pačios linijos, irgi tas mini, ten kur kokiam, nežinau, šampūno gal daugiau užtektų, gal kokiam, 5 kartam bent jau tikrai visko užteks, tai pagalvojau, kad tuos mini pasiliksiu kelioniai. Apie kelionę vėliau pakalbėsim, nes, žodžiu, ne per seniausiai užsakiau mūsų visai šeimai kelionę, nes praeitais metais buvom, tai šiais metais nebuvom, nes šiais metais mes su Rolandu važiavom, skridom, tiksliau nevažiavom, o kitais metais 2026 pagalvojau, kad jau Nojus yra paaugęs, jau su juo galima susišnekėti, viską, tai jau galim, man atrodo, bandyti antrą kartą su šeima kažkur skristi. Bet dabar apie kalendorių. Tai va, tai nuo Tino kalendorius, gal pabandysiu kitas dienas išpakuoti kartu su jumis, nežinau kiek aš čia filmuosiu. Tai gal tom dienom, kai nefilmuosiu, gal tiesiog neatidarinėsiu ir paskui parodysiu, kartu su jumis atidarysim. Žodžiu, neįsivaizduoju. Arba vėliau tiesiog parodysiu, ką aš tam kalendoriui gavau. Tai tas kalendorius tokia kaip tiesiog dėžė atsidaro. Žiauriai sunkus, nes čia turbūt dėl to, kad visko prigrūsta. Prieitais ir užprieitais metais turėjau Douglaso adventą kalendorių, bet šiais metais jau nepirkau, nes ten kiekvienais metais praktiškai tas pats. Ten skiriasi spalvos ir panašiai. Bet realiai tai brandai tie patys, sudėtis ta pati, ten būna kokie, nežinau, 3-4 kvepalų mėginukai ir pagrinde ten yra vien mėginukai. Aišku, yra ir full size dalykų. Bet kažkaip norėjau šiais metais pabandyti kažką kito ir prieitais metais galvojau užsisakyti kažkokį odos priežiūros advento kalendorių, bet taip ir to ir nepadariau. Prieitais metais turėjau Douglaso ir turėjau Eisos, man atrodo, advento kalendorių, tai pagalvojau, kad šiais metais nuo Tino, tai va čia va yra. Čia 1 ir 2 dieną jau esu išpakavus, tai dėl to. Va tokio vadydžio ir buvo tie. Atnešiu vienu žodžiu, parodysiu. 1 dieną buvo treatmentas, va toks va plaukų. Ir 2 dieną šampūnas. Tai čia toks kaip ir duetas. Tai tikiuosi, kad 3 dieną nebus koks kondicionierius, nes 3 diena tokio paties dydžio, tai gali būti, kad ir bus. Nes norėčiau jų kažko, ką galėčiau dabar panaudoti, nes nenoriu pradėti naudoti naujų plaukų produktų, kol neišnaudojau senų, nors man ten jau beveik baiginėjas, bet šitos pakuotės labai patogios būtų į kelionę pasimti, tai dėl to aš noriu va tokius mažesnius pasilikti ir nesunaudoti. Nes, namie ką čia, 5 kartus panaudosi ir viskas. Tai kelioniai būtų žymiai patogiau. Nes praeitą kartą, kai čia su Rolandu buvom Turkijai, tai kiekvieną dieną eini ten plauti galvą, nes vis tiek ir baseinas ir visa kita. Tai tikrai pasitvirtintų šitie dalykai. Va, mūsų eglutė. Čia šitie, aišku, nėra papuošimai, čia tie advento kalendoriaus maišiukai, tai čia Lunos. Tajaus ir Nojaus, visiems pagal ūgį sudėjau, kad visi pasiektų. Tai va, ir žaisliukai, čia kai kurių nupirkau naujų, tai va, man atrodo, čia iš Sincėjaus gal užsakiau ten kažką, kad tiesiog daugiau raudonos būtų, nes man kažkaip raudona labiausiai patinka ant eglutės. Ir kiti žaisliukai seni, kai kurie žiauriai seni, pavyzdžiui, va šitas, čia dar mano mama, man atrodo, iš Anglijos parvežė juos.
Tai aš juos kaip ir, jinai man atidavė tos žaisliukus, tai kai kurie yra labai seni, va šitas kalėdų senelis yra senas, bet man atrodo, aš esu jums rodžius pasakojus, aišku, ne visi čia žiūrit visus mano vlogus, tai nieko keista, jeigu ir nežinot. Ir kai kurių yra naujų, bet šiaip man labiausiai patinka, kai yra daug skirtingų visokių žaisliukų, tai va taip pat yra, bet aišku, ta eglutė tai jau tokia sunešiota visa, nes sakau, čia vis kažkas prieina, patempia, dar kažką padaro, tai visko būna. Ir va toks kaspiniukas. Aš šiaip kaspiną pirkau iš Sinsėjaus, bet jisai atvažiavo labai ne kaip atrodė, čia dar buvo tie, žinot, tie šniūrai apačioj, tas kaspinas, to kaspino, tos tokios kojos, bet nepatiko man kaip atrodė, tai aš jį pasiuvau biški rankiniu būdu. Svarbiausia, kad laikosi ir visai padoriai atrodo. Tai toksai pasipūtęs kaspiniukas viršui vietoj žvaigždės šiais metais. Ir va toks va stovi. Čia buvau dar aplink langą apdėjus irgi girliandą. Bet Maksas suvalgė ją, nebešvečia jinai, tai teko nukabint. Gal kažką dar pasipuošim, nes turim dar girliandų. Atidaryt durų? Va, prašau, eik. Jau filmuoju. Laikyk, nepamesk. Mama, sakyk labas. Labas, bet manęs nesimato, ne? O va, labai matosi. Sakyk labas. Labas. Čia ne ta... Ai, gerai, jo, čia tavo. Nu, jau eik, pasimk. Nu, paimk. Aha. Nu. Kas buvo? Maksas lenda, jo. Pinigai. Taip. Pinigų gavot. Irgi pinigai. Taip. Vau, tu duša. Ir tu turi. Ir tu nuko gavau. Kur tau vadita? Aš su savo kaliošais. Šiaip visą laiką, kai einu vaikų pasimti, žiauriai sušylu, nes einu tokiu sparčiu greičiu, sparčiu žingsniu, norėjau pasakyti, nes sparčiu greičiu. Tai žiauriai karšta pasidaro. Tai aš ten realiai, kai nueinu pas nojų, tai išsirengiu ten iki maikės. Ir visą laiką ten visa, vos nešlapia jau einu. O šiaip tai vėsų laukia. Bet aš visada, kai einu jų pasimti, tai minimaliai stengiuosi apsirengti. Šiandien buvau su megztiniu šituo, kur dabar esu su kapišonu, tai žiauriai karšta buvo. O dabar su Maksiuku pasivaikščiosim. Maksas tikiuosi padarys visus savo reikalus, nes dar mėgsta namie pasidaryti daug jų. Tai nelabai fainai. O šiandien oras tai toks, aišku, jau temsta. Tai gerai, kad anksčiau nuėjau vaikų pasimti, nes dabar realiai parėjau ir pradėjo labai greitai temti. Rūkas visur, nieko nesimato. Buvau susigarbanojus šiandien plaukus, bet praėjau pro drėgną orą ir vėl pasišiaušė viskas. Dar nuo kepurės susigulėjo, žodžiu. Nusivalysiu veidą, nes noriu greičiau, nepatinka man su makiažu būt. Patinka kartais pasidažyti, retai tai darau, bet nepatinka žiauriai tas jausmas ant veido, kai yra makiažas, o dar turiu milijoną kaukių su savim. Šiuo metu naudoju 2 tonikus, tai
Čia persipilus esu į kitą buteliuką, norėjau jums parodyti, kokį naudoju, bet naudoju Mixun Bifida toniką, kur minėjau, kad nusipirkau tas kaukės, va šitas va, Mixun Bifida kaukės, tai tą patį toniką turėjau, tik tai jisai yra ne purškiamo pavidalo, o tiesiog į ranką įsipili ir, nu, ten į vatos diskelį, bet šiaip tai į vatos diskelį nelabai man patinka, nes vata tada sugeria visą tą toniką, o man patinka, kai, nu, ant odos lieka, tame ir yra visa esmė. Tai persipiliau iš šitą, nes šitą buvau pabaigus, tai šitas irgi šiaip patiko, bet šiaip, kuris man labiausiai patinka ir tikrai pirksiu dar ne vieną kartą, Milky toniką, pieninį toniką esu bandžius ne vieną, bet šitas labiausiai patiko. Tai čia yra su ryžių vandeniu ir keramidais. Tai va toks va Milky tonikas, jisai toks labai gerai drėkinantis. Realiai po jo aš galėčiau net ir ten kremų, serumų jokių nesitepti ir viskas būtų super, nes jisai labai gerai drėkina ir duoda tą tokį glow efektą, bet šiaip ką aš labiausiai pastebėjau, tai kad tą glow efektą geriausiai duoda nu ta prasme drėkinimas. Drėkinimas ir aišku veido valymas kasdieninis ir tasai double cleansingas, tai kai su aliejiniu prausikliu pradžioj nusiprausi, o paskui su kažkokiu putojančiu, ten geliniu ir panašiai. Tai šitas man labiausiai pasiteisino, bet šiaip kai pradėjau žymiai dažniau kaukės naudoti, ne kažkokias su tais aktyviais ingredientais, rūgštim, ta prasme ir panašiai, bet visas tai drėkinančias, stangrinančias, nu su visokiais drėkinančiais ingredientais, tai pastebėjau, kad tas veidas pradėjo labiau švytėti. Tai va, užsidėjau abu tos tonikus ir dabar dėsiuos kaukę, šitą yra su azijinė centelė. Azijinė centelė, turbūt taip lietuviškai vadinasi. Tai va šitą Mixun kaukę, jinai yra paprasta lakštinė, nėra jinai gelinė, bet kartais aš šiaip realiai tų gelinių kaukių, kurios ten turi, žodžiu, įsigerti, pasidaryti permatomos, aš labai dažnai tingiu tiesiog taip ilgai laikyti, o čia palaikai, kiek čia reikia laikyti, nu kokią 20 minučių, realiai tai aš apie 20 minučių va tokias kaukės laikau, arba kol jau ten atsibosta man. Tai dėl to man patinka ir tokias nusipirkti, nes tiesiog jų nereikia ten 3 valandas ar ten per naktį, tai aš niekada nelaikau kaukių, nes tiesiog per naktį ten ta kaukė visai išdžiūna ir toks jausmas, kad jinai ne tiek pridrėkina odą, kiek jau pradeda ten iš tos odos traukti drėgmę. Maksas loja ant savęs, nes mato save atsispindy jam nuo lango ir jisai ten puola, žodžiu, save. Tai va, tai nelaikau aš niekada per naktį, kaip ten sako, kaip ten kitos laiko, nes tiesiog koks tikslas laikyti per naktį, kai užsidedi geriau dieną ar ten vakare ir susigeria ten tą kaukę ir nusiemi ją, nes man nebūtų patogu nei miegot, nei ten kažkokios tos naudos per tą naktį kažkokios papildomos yra, nes per 3 valandas tai ten pilnai tą kaukę įsigeria ir nėra ten ko ją ilgiau laikyti. Nu, aišku, mano oda sausa, tai gal dėl to jinai žymiai greičiau įsigeria, gal kitiem ilgiau reikia laikyti. Žodžiu, viskas, užsidėjau kaukę ir einu pas vaikus, nes jau Nojus mane kviečia, šuo loja. Žodžiu, susitiksiu vėliau.